Ir pirmasis pratimas bus toks. Mūsų laikysena sėdant visą laiką bus kiek įmanoma tiesesnė, nesikuprinkite ir nesuglebkite. Visą laiką stengiatės išlaikyti kuo tiesesnį stuburą, toks, kad būtumėt išsitiesę. Ir pirmasis pratimas bus toks. Įkvėpiam per nosį ir imame koją už pakinklę ir iškvėpdami per burną traukiam prie savęs. Stengiamės pristraukti kuo arčiau. Aišku, viską darykite skausmo ribose, kad nebūtų aštraus skausmo. Palaikom 10 sekundžių. Ir leidžiam žemyn. Ir pakartojam kiekvienai kojai po kokius 6 kartus. Aš padarysiu mažiau, jūs padarykite kiekvienai kojai po 6 kartus. Įkvėpiu per nosį, imu už pakinklę ir prisitraukiu. Stengiant pristraukti kuo arčiau, kuo labiau, bet taip, kad nebūtų aštraus skausmo. Tempimo skausmas, tempimo jausmas gali būti, bet jis neturi būti aštrus. Taip, padariau 2 kartus vienai kojai, padarysiu dar vieną kartą. Taip. Ir kodėl aš imu už pakinklę? Todėl, kad yra tokios taisyklės ir negalima imti už kelio. Ir kai gulėsite ant nugaros, taip pat neimkite už kelią, imkite už pakinklę. Tiesiog paimsim, pažingsniuosim vietoje. Mūsų tikslas yra kuo labiau kelti kojas į viršų ir kuo labiau jas sulenkti. Taigi, kvėpavimas yra laisvas ir rankas nuleidžiam, kūnas tiesesnis ir pažingsniuojam vietoje. 1, 2, 3, 4, pėdų padėtis paprasta, laisvai. Tiesiog pažingsniuojam vietoje, stengiamės iškelti kuo aukščiau abi kojas, kuo labiau jas sulenkti. Paprastas, labai elementarus pratimas. Ir galite padaryti 2 serijas iki tokio lengvo nuovargio. Taip, parodau dar vieną pratimą. Rankas galite laikyti ant kojų arba sukryžiuokime ant pečių. Sukryžiausiam pečių, pratimas truputį pasunkėja. Taip, dabar pažeistą koją ištiesim, pėdą į save, kelį ištiesim. Ir iškvėpdami per burną kelsim į viršų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasistengkite kelį šio pratimo metu pilnai ištiesti ir pėdą visą laiką laikyti į save. Galite taip pat kvėpuoti ir laisvai, bet rekomenduoju kvėpuoti taip, kaip kvėpavau aš. Kiekvieną kartą keliant iškvėpkite per burną, o nuleisdami įkvėpkite per nosį. Galite daryti ir lėčiau, savo tempu, neskubėkite. Viską darykite iki skausmo, kad nebūtų aštraus skausmo ir būtų komfortiškas jausmas. Taigi, padarykite kiekvienai kojai 2 serijas po 10 kartų. Taip, dabar darysime vieną iš svarbiausių pratimų – kelio tiesimo pratimą. Stengsimės ištiesti kelį kuo labiau, pėdą nukreipsime į save. Ir tiesdami kelį iškvėpsim per burną, o jį nuleisdami įkvėpsim per nosį. Pamatysit, kaip aš tai atlieku. Stenkitės kelį ištiesti kuo labiau ir ištiesę kelį palaikykite 5 sekundės. Suskaičiuokite lėtai iki 5. Taigi padarom 6 kartus vienai kojai, 6 kitai. Jūs padarykite 2 serijas po 10 kartų kiekvienai kojai. Įkvėpiu per nosį, tiesiu kelį, pėdą į save, suskaičiuojam iki 5.
ir leidžiam žemyn. Padarom 6 kartus. Kelį pilnai ištiesiu. Pajausit, kai kelį ištiesit, kad tavo raumenų grupė pilnai tokia įsitempusi būna, tokia kieta. Pėdą nukreipiam į save tam, kad dar labiau aktyvintume keturgalvių šlaunies raumenį. Ir visą laiką stenkitės pėdą laikyti į save, maksimaliai kiek tik galite. Taip, dar 2 kartai ir eisim prie kitos kojos. Vėlgi stenkitės išlaikyti tiesią laikyseną, nesuglebti. Darom kitai kojai. Kelį pilnai ištiesiu. Pėdą į save. Palaikau 5 sekundės, nuleidžiu. Ir kartuojam. Dar 5 kartai. Du. 3. Jeigu kartais suglebat, kaip aš, pavyzdžiui, dabar suglebau, pasitaisykit laikyseną. 4. Dar 2 kartai. 5. Ir paskutinis. 6. Padarykite kiekvienai kojai 2 serijas po 10 kartų. Taip, kitas pratimas – dviračio minimas. Sėdėsime tiesiai, nesiremsim į atlošą, nesugriūkit, nesiremkit į atlošą. Minsim dviratį ir pagal kinesterapijos taisyklės dviratis minamas tik tais į vieną pusę, tik tais į priekį. Atgal dviratis neminamas. Lygiai taip pat gulint ant nugaros. Dviratis minamas tik tais į priekį. Taip. Tai darysim iš mūsų vieną koją 10 ratų į priekį, po to su kita koja 10 ratų į priekį. Tikslas yra kuo labiau sulenkti kelius ir kuo labiau kelius ištiesti. Pėdos padėtis yra atpalaiduota. Taigi 10 kartų. 1, 2, 3, 4, 5. Minkite savo tempu, stenkitės kuo labiau sulenkti kojas ir stenkitės nesiremti į atlošą. Pėdos padėtis atpalaiduota. Vėlgi galite minti 10 ratų, galite minti iki tiek, kad jaustumėte šiek tiek nuovargį. Taip, kita koja lygiai taip pat. Stengiuosi kuo labiau sulenkti kelius ir kuo labiau juos ištiesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir padarysiu dar vieną kartą, kiekvienai kojai. 1, 2, pasistengit kelį kuo labiau šioje pozicijoje ištiesti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir dar kitai kojai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeigu nutinka taip, kaip nutiko man, tai yra pėda tarsi sustingsta, viskas tvarkoja. Stenkitės pėdą kuo labiau atpalaiduoti. Taip, dabar parodysiu tokį patį atitraukimo pratimą, bet atitrauksim abi kojas vienu metu. Taisyklė lygiai tokia pati, kaip ir atliekant atitraukimą su viena koja. Kiekvienos kojos kelis turi žiūrėti į tos kojos antrąjį kojos pirštą. Taigi, nugara tiesesnė, abi kojas švelniai pakelsim į viršų, nugarą išlaikom tiesesnę, įkvepiam per nosį ir atitraukdami
iš šonus iškvepiam per burną. Grąžinam ir kartojam. Įkvepiam ir grąžinam. Padarom dar porą kartų. Pėda laisvai. Atitraukę porą sekundžių palaikome, neskubėkite. Raumuo turi lėtai susitraukti ir lėtai atsipalaiduoti. Padarykite 10 kartų, galite padaryti 1 arba 2 serijas. Dabar sukryžiuosime rankas ant krūtinės, nesiremsime į atlošą, pažeistą koją pakelsim ir atitraukiam į šoną. 1, 10 kartų padarom, 2, pėdą pasistengit laikyti į save, 3, 4, pasistengit kuo labiau kelį atitraukti į šoną, ne blauzdą, ne pėdą, o kelį. Ir kelis turi būti su blauzda vienoje plokštumo, tai yra neturi pasikreipti į šonus. Ne? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padarykite kiekvienai kojai 2 serijas po 10 kartų. Taip, dabar darysime labai panašų pratimą. Rankas sukryžiuojame ant krūtinės, nugara tiesi, koja pažeista ištiesiam į priekį, pėdą į save ir atitrauksim į šoną. Tiesią koją atitrauksim į šoną. Pasistengkite atitraukti kuo labiau ir kiekvieną kartą atitraukdami iškvėpkite per burną. Tai bus paprasčiau ir taisyklingiau. Įkvėpiu per nosį ir 1, 2, 3, pasistengime atitraukti kuo labiau, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pasistengit kelį pilnai ištiesti, 10. Taip, padarykite 2 serijas po 10 kartų kiekvienai kojai. Taip, dabar parodysiu tokį gan neįprastą pratimą, jisai rečiau naudojamas, bet yra pakankamai efektyvus. Taip, sukryžiuosim kojas ir dabar su apatinė koja aš bandau tarsi spausti į viršutinę koją. Tai yra apatinę koją bandysiu ištiesti, o viršutinę koją kuo labiau sulenkti. Jūs praktiškai nematysit jokio judesio, tai yra izometrinis pratimas, tai reiškia, kad raumenys įsijungia, raumenys susitraukia, bet neatliekamas joks judesys. Taigi, tiesiog paprasčiau pasakius, jums reikia vieną koją, vieną blauzdą spausti į kitą. Taigi, rankomis kažkur įsikabinkite, nes reikės pakelti abi kojas, pakeliu ir dabar virš apatinės kojos blauzdą spaudžiu į viršutinės kojos blauzdą. Vieną koją bandau ištiesti, kitą koją sulenkti. Praktiškai judesio jūs nematote, bet aš stengiuosi iš visų jėgų. Taip, atsipalaiduojam ir pakartojam 5 kartus tokioje pozicijoje, po to pakeisim poziciją. Vėlgi viską darykite iki skausmo, kad neskaudėtų. Taip. Šį pratimą atliekant gali traukti mėšlungis, tai vėlgi viską darykite iki skausmo, kad nebūtų jokio mėšlungio jausmo. Dar 2 kartai. Ir dar 1. Gerai. Dabar apkeičiam kojas. Truputį pasiilsim, nuleidžiam kojas. Ir darysim dabar atvirkščiai. Tai yra viršutinę koją spausiu į apatinę. Tai yra viršutinės kojos blauzdą mėginsiu sulenkti, o apatinės kojos blauzdą mėginsiu pilnai ištiesti.
ir vėlgi jokio judesio praktiškai nesimatys, kaip ir pirmajame variante. Gerai, pakeliam abi kojas ir spaudžiam vieną koją į kitą. Kvėpuokit laisvai, padarom 5 kartus. Trys, 4, 5. Šį pratimą atliekant gali kilti truputį spaudimas, kadangi, omeny turiu kraujo spaudimą, kadangi tai yra izometrinis judesys, izometrinis pratimas. Izometriniai pratimai kelia kraujo spaudimą. Taigi, šio pratimo rekomenduoju nepadauginti, padarykite, galite padaryti po 5 kartus vienoje pozicijoje, 5 kartus kitoje ir dar vieną kartą pakartoti. Dabar noriu parodyti dar vieną pratimą, kuris yra skirtas didinti kelio sąnario judesio amplitudę. Jeigu jūsų sąnarys sunkiau susilenkia, jeigu jūsų kelis sunkiau susilenkia, galime daryti dar tokį vieną pratimą. Taip, įsivaizduokite, kad mano kairė koja sunkiau susilenkia, tai aš dešinę koją dedu iš priekio, pasislenku biškai į priekį, kad sėdėčiau ant kėdės krašto ir dabar su dešinę koją lenkiu kairę koją atgal, stumiu kairę koją atgal. Ir pajausite tempimą per kelio sąnarį. tą tempimą išlaikykite 10-15 sekundžių, kvėpuokite laisvai. Šitas pratimas yra pagalbinis. Jeigu norite padidinti kelio sąnario judesio amplitudę, darykite pratimą, kai jūs stovite ir koja padėta ant kėdės ir atliekate lenkimo pratimą.